Tai mano vardas yra Gintarė. Esu lyderystės ir vadovavimo konsultantė 10 jau ir pati esu psichoterapeutė, specializuoju verslo psichologijoje. Todėl ta tema, motivacijos tema, turbūt į ją pasižiūrėsim gal šiek tiek giliau, gal ne taip įprastai, paprastai, kaip dažniausiai turbūt yra įpratę žmonės versle kalbėti apie motivaciją. Tai mes eisime per tam tikrus poreikius, kokius žmonės turi. Tai neisim per Maslovo piramidę, kuri turbūt daugumai vadovų yra jau labai puikiai pažįstama, bet parodysiu jums kitus įrankius ir duosiu tam tikrus tokius išsamesnius supratimus apie tai, kas ta motivacija iš tiesų yra. Tik tai prieš tai pabandysiu pasidalinti jau su jumis skaidrėmis, kad tikrai turėtumėm ir tos vizualinės medžiagos, tas, kas mėgsta iš tiesų turbūt ir matyti tą vaizdą. Tai ką mes darysim šiandien ir kokius mes tuos mitus bandysim ir stereotipus šiandien sulaužyti, tai bus keletas. Tai vienas iš jų turbūt per savo praktiką, ką tikrai dažniausiai ir susiduriu, kad tiek vadovai, tiek apskritai žmonės turbūt, kai išgirsta žodį motyvuoti ir motyvacija, tai visiems iš karto lygybės ženklas pinigai. Nu tai mokėkit, čia kažkada visai neseniai vienas mano mokinys mokymo metu, dalyvis, pasako, žinai, Gintarė, sako, man tai sako, tegul, sako, pinigus tik moka, aš galiu ir į rūkštį ranką sukišat laikyti. Tai kartais vis dar susiduriu, kad tas yra pas žmonės tas požiūris apie tai, kad motivacija tai yra geriausia skatinimo priemonė, tai yra pinigai, mokėkim bonusus, mokėkim premijas ir žiūrėkit, žmonės dirbs kaip bitelės ir ta motivacija bus aukščiausiam lygyje. Tai šiandien mano tikslas bus sulaužyti šitą stereotipą ir sulaužyti ne šiaip savo, kad norėkite kažkokių kitokių dalykų, bet pabandysiu aš pagrįsti jums tyrimais. Tyrimais apie tai, kad vis tik pinigai tai nėra tai, kas žmonėms yra svarbiausias ir vienintelis dalykas, sužadinantis motivaciją veikti. Antras stereotipas, ką bandysiu sulaužyti, kad nemotyvuoti darbuotojai yra kažkokie tai blogi žmonės. Mes dažniausiai ant jų labai pykstam, kad jie yra kažkokie tai toksiški, kažkokie tai skleidžiantis erezijas, apkalbas, motyvuotas žmogus, tai jisai turi būtinai kažkoks būti pozityvus, besišypsantis, ten kažkoks tai ir taip toliau, kad tai irgi yra tik tai stereotipas ir nebūtinai tai yra tai. Tai taipogi laužysim tam tikrą stereotipą apie tai, kad emocijas reikia labai čia jau valdyti darbe, o konfliktai, kurie kyla darbo vietoje, kad tai yra blogis. Tai iš tiesų taip nėra ir matyti irgi bandysim šituos dalykus išsiaiškinti, o tai kaipgi yra iš tikrųjų. Ir paskutinis, tai būtų tas, kad už motyvacijos mikroklimatą ir motyvacijos valdymo organizacijoje visuomet yra atsakingas vadovas. Tai čia bus irgi vienas iš tų stereotipų, ką labai bandysiu matyti sulaužyti, kad vis tik vadovas nėra atsakingas vienintelis žmogus už darbuotojų motivaciją. Kiekvienas iš mūsų mes esam patys visų pirmiausia už save atsakingi. Tai reiškia tai, kaip aš sakau, stebuklingais tais milteliais mes nepabarstysim tų žmonių, kad jie staiga imtų, nušvistų ir labai motyvuoti pataptų. Vadovas yra tik tai, gali būti labai kokybiškas, profesionalus ir geras fasilitatorius, kuris parodo kartais su žibintuvėliu tam tikrus kampus, kurių darbuotojas kartais nemato. Bet už savo motivaciją ir už savo norą veikti, kiekvienas žmogus mes esam atsakingi patys. Tai važiuokim ar nematyti lai tai būna mūsų planas, lai tai būna tie stereotipai, kuriuos bandysim sulaužyti, bet dėl vardan to aiškumo susitarkim, ką mes tą motivaciją vadinam, tai kas yra mūsų tas pavadinimas, kur sakytumėm, čia yra motivacija. Motivacija tai yra visų pirmiausia vidinė būsena, kuri tikrai skatinam, ir dėl to skatina pasiekti tam tikrų didesnių rezultatų, užsibrėžtų ir panašiai. O valdymas tai yra sugebėjimas sužadinti tą norą veikti, siekiant konkretaus tikslo. Todėl motyvacijos valdymas išskirtinai taip yra tam tikra prasme vadovo funkcija, kurią vadovas savo darbe ar dirbdamas su savo komandos nariais, ta motyvacija turi sugebėti įkvėpti, sužadinti ir panašiai. Tai motyvacija, sutarkim taip, vadinkim tai energija veikti, kuris pasireiškia pas darbuotojus labai aiškiai tokia pilnatvės būsena, kuri pasireiškia energija, atsidavimu ir pasinerimu. Ir tai reiškia tada, kada aš turiu noro veikti, daryti, pasiekti. Ir svarbiausia matyti yra dalį suvokti apie tai, kad iš tiesų žmonės savo tą motyvaciją, aukštą energiją veikti, jie gauna ne iš to, kiek jie visko daug išorinių resursų turi, bet iš to, kiek jie yra efektyvūs ir produktyvūs. Jeigu aš jausmą turiu, kad, turiu veikti, mano gera diena buvo, nuveikiau visus darbus, kuriuos buvau šiandienai suplanavęs, taip tai reiškia tai, kad aš motyvuotas būsiu žmogus, energingas grįšiu namo ir net nejausiu to nuovargio savo. Bet jeigu jausmas yra, kad darau ir nepadarau to, kaip noriu padaryti, nesigauna taip, kaip noriu padaryti, dažniausiai tai yra demotyvacijos ženklas.
tada, kada man motyvacijos savyje trūksta. Tai jeigu taip žiūrėti, patys tokie naujausi, tokie globalūs duomenys buvo 20 metų, kurių tikrai labai laukiau. Organizacijose, va čia pasidarykite ir jūs savo diagnostiką, organizacijose įprastai žmonės yra suskirstyti į tokias 3 dalis. Dalis žmonių, tai gali būti žmonės, kurie taip statistiškai yra maždaug 41% komandose arba organizacijose yra žmonių, kuriuos mes vadiname įsitraukusiais žmonėmis. Tai yra tie žmonės, kurie juos dar vadina statytojais. Tai yra tie žmonės, ant kurių organizacijos auga, klesti, bujoja, kuria naujus dalykus, kuria naujus procesus, sužadina ar net tų žmonių norą auginti ir plėsti organizaciją, padalinį ir panašiai. 38% visada organizacijose yra tų, aš kartais taip pajuokauju ir pavadinu, beržų svyruoklių, kurie nei kažką stato, nei kažką griauna. Jie tiesiog būna. Padariau, gavau savo algelę, pasėmiau savo pinigėlius, per galvą šiandien dienai negavau, liuks mano diena nuostabi, aš išeinu namo, bet aš nieko nepastačiau, bet ir nieko aš nesugrioviau. Tai yra tie, kurie sėdi ant tos bačkos ir realiai nedaro nieko, kad organizacija kažkaip keistųsi ir augtų. Ir aišku, yra 21% tų, kurie negatyvieji, kurie griauna tai, ką pastato motyvuoti žmonės. Tai jeigu pailiustruoti tokiu labai primityviu pavyzdžiu, paimkim tokį, esu vadovas komandos ir turiu komandos narius. Ir tai galvoju, mes niekada neturim jokių kažkokių tai kartu pabuvimų, kažkokių išėjimų, jokių bendrų pietų. Ir staiga jūs sugalvojat, būtų faina painicijuoti iš tikrųjų kažkokį tai susibūrimą neformalioje aplinkoje ir su savo komandos nariais, turėti tą vadinamą team buildingą. Kaip dažniausiai reaguos įsitraukęs žmogus? Tai įsitraukęs žmogaus reakcija visą laiką bus, kaip faina, kaip tik naujų komandos narių turim, kaip smagu būtų, išeisim kartu, pabūsim kartu, susipažinsim ir panašiai. Jie dažniausiai pasitiks iniciatyvas tikrai su noru išbandyti, pabandyti. Tuo tarpu 38%, ką aš dažniausiai pastebiu, tai bus žmonės, kurie atsisuks į kokį kolegą ir sakys, o tu žadi varyt. Jeigu tu varysi, tai aš atvarysiu, gerai. Bet jis nebus tas, kuris pats nuspręs, priims tą sprendimą, dažniausiai jis eis su banga. Jeigu draugelis sakys apie tai, kad ne, aš nevarysiu, šūdas šitas vakarėlis, tai vietoj tai jisai tikėtina irgi eis paskui tą žmogų, kuris sako apie tai, kad jisai nenori veikti, kitai ar daryti kažkokių tai iniciatyvų. 21% mes turim negatyvių žmonių, kurie tikrai sakys apie tai, kad nesąmonė, čia tie team buildingai, čia prieš metus kepėm tą šašlyką, kiečiausias tas šašlykas įkąsti nebuvo įmanoma ir šis aš vegetaras, man viskas netinka, maistas neskanus, gėrimų nėra ir taip toliau ir taip toliau. Tai jie visada ras daugybę būdų ir pasiteisinimų, kodėl tai nepatinka, bet kas yra žiauriai įdomi dalis. Žiauriai įdomi dalis, kad tie negatyvieji visada ateina. Kitaip tariant, kas sugadins vakarėlį, jeigu ne aš. Tai negatyvų žmonės dažniausiai tai yra žmonės, kurie savo yra pasiėmę tą vaidmenį, tą rolę būti tais nepatenkintais. Tačiau man kaip psichoterapeutė įdomesnė yra dalis ne ši, man yra įdomesnė dalis, o kaip tokie žmonės tapo negatyviaisiais. Ir kodėl jie tapo toksiškai žmonėmis, kodėl jie pradėjo ar tą negatyvą skleisti, nes negatyvus žmogus, jį versle dar vadina virusu, jisai dauginasi ir plinta. Jeigu mes komandoje turime vieną virusinį žmogų, tikėtina, kad po metų, jeigu nieko nedarysim, tas virusas dauginsis ir plis ir mes turėsime 2, 3, 4, 5 žmonės. Ir tai gali uzurpuoti visą komandą ir ta komanda gali tapti labai labai toksiška. Tai viena iš tų minčių, negatyvieji žmonės paprastai jie yra skirstomi į tokias 2 dalis. Pirmoji dalis yra žmonių, kuriuos aš vadinu žmonės bambekliai, kurio gyvenimo būdas yra pazysti ir pabambėti, kaip viskas yra negerai. Ir tai yra dažniausiai susijęs su mūsų, būtent ta biocheminė struktūra. Vieni žmonės turi labai giedrą biocheminę struktūrą. Tai reiškia tie žmonės, kurie turi viduje tikrai labai daug tų laimės hormonų, pasidžiaugimo to jiems, viskas yra faina, saulė šviečia, nuotaika gera, viskas man patinka, man gėrimai skanus, man fainas darbas, man patinka su klientais bendrauti. Tai yra tie žmonės, kurie tikrai turi daug to viduje tokio gebėjimo džiaugtis tą dabarties akimirką, tais momentais, tai ką turiu. Bet tuo tarpu yra žmonės, kurie turi ir tą niūrią biocheminę struktūrą, kurioje laimės hormonų yra ženkliai mažiau. Tai yra ta kategorija žmonių, kurie dažniausiai bus tie, kurie dėl kiekvieno menkniekio ras prie ko prikibti. Ir tai bus ta kategorija žmonių, kurie jeigu namų situacija kokia buitinė paėmus, čia aš padarė žmona valgyt, bet per mažai druskos, per daug druskos, per saldu, ne per saldu. Jeigu jau vaikas grįžo iš mokyklos, gavo 9, tai o kodėl ne 10 ir panašiai. Tai visi šitie dalykai dažniausiai vyksta su tais, kurių yra tikrai iš esmės mąstymas yra ganėtinai pesimistiškas. Ir tie žmonės dažniausiai, tai juos aš būtent vadinu, tai yra žmonės,
kurie turi tą gyvenimo būdą pabandyti pazysti, bambeklį, bet kas su jais yra faina iš tikrųjų ir kodėl aš juos labai jautriai ir nereaguoju, dėl to, kad dažniausiai jie nedaro tokios žalos, kokią daro iš tikrųjų tie žmonės, ta kita kategorija žmonių negatyviųjų, kurie dėja tokiais patapo. Kaip taisyklė, labai dažnai negatyviais žmonėmis patampa ilgiausiai dirbantys organizacijoje žmonės. Tai yra tie žmonės, kurie ne tik kaupia milžinišką patirtį dirbdami komandoje, galbūt dirbdami ar ne parduotuvėje, arba dirbdami administracijoje kažkur padaliniai, bet jie kaupdami tą patirtį prikaupia daugybę nusivylimų. Jeigu tai pailiustruoti, va čia aš nežinau, pasidarius tos kavos puodelį, bet jį pakelsiu, parodydama apie tai vizualiai, kad motyvacija yra tas dalykas, kad nusivylimai jie kaupiasi, jie kapsi į tą puodelį arba į tą stiklinę lašas po lašo. Ir ateina etapas, kai tas puodelis tampa tiesiog kupinas nusivylimo ir kartais pats darbuotojas net nesupranta, sako, aš kažkokiu piktų žmogum tapau čia, jeigu manęs paklaustų konkrečios priežasties, aš net įvardinti jos nebegalėčiau, bet aš tiesiog mane erzina viskas, kas yra susijęta su ta organizacija. O ateinu, sako, aš tik tai ir jau man nervų priepuolis ir jau visų nekenčiu. Tai rodo apie tai, kad per eilę metų, per eilę tos patirties į tą taurę tiek daug arba į tą puodelį tiek daug visko prikapsėjo. Nes kodėl prikapsėjo? Dažniausiai tai yra dėl to, kad nuoskaudos yra toks reiškinys, kuris turėtų būti iškalbamas per žodžius. Kiekviena emocija po žmogų, jinai yra iškalbama per žodžius. Ir tada, kai tų emocijų prisikaupia, bet nėra su kuo apie tos nuoskaudas pasišnekėti, o dažniausiai vadovai labai vengia tų nepatogių, sudėtingų pokalbių, tos nuostaugos lieka, jos niekur nedingsta. Lygiai taip pat, kaip aš sakau, kaip santuokoje, kai mes gyvenam, jeigu prikaupiam daugybę nuoskaudų, apie kurias mes neišsikalbam, neišsisakom ir panašiai, tos nuoskaudos kaupiasi ir tada įvyksta skyrybos. Lygiai taip pat, kaip ir organizacijoje. Kaupiu, iki kol tai pasiekia tokį viršų, kad tampu labai toksišku žmogum, su kuriuo tiesiog tampa nebeįmanoma dirbti. Tai tie 21%, va tai, ką matot skaidriai tie griovėjai, tai yra tie žmonės, kurie labai dažnai tampa tokiais dėl to, kad jie prikaupia nuoskaudų. Jie tokiais tapo dėl to, kad vadovai su jais nekalbėjo, nenėrė dažniausiai tas situacijas, kurios nuvylė, pavyzdžiui, žmogus norėjo didesnės algos, bet jam buvo pasakytas atsakymas ne. Jau matom, kad tas darbuotojas vaikšto nukabinęs nosį visą savaitę, piktas, atmestinai dirba. Vadovas apsimeta, kad nieko nemato, nors jis viską puikiai mato, kad jis yra labai nepatenkintas, bet į kontaktus su žmogum neina. Neina paklausti, matau, kad po mūsų pokalbio labai pasikeitė tavo elgesys. Tai noriu tavęs klausti, žiūrėk, matau, kad tavo nuotaika kitokia. Tai žiūrėk, gal yra kažkokie kiti dalykai, ką aš tau galiu be pinigų duoti, kad tavo nuotaika bent kažkiek tai pagerėtų. Tai jau čia yra pirmas bent jau bandymas eiti ir kalbėti apie tą nusivylimą. Galbūt žmogus norėjo tapti, parduotuvės vadovu. Bet buvo pasirinktas kitas žmogus. Ir tas žmogus jau visas piktas, nusivylimo daug viduje ir panašiai, bet ką daro dažniausiai naujas vadovas, apsimeta, kad nieko nėra. Vietoj to, kad eiti pasikalbėti su tuo žmogum, žinau, kad labai norėjai šitos pozicijos, taip sprendimas priimtas, kad šiandien dienai aš esu toje pozicijoje, bet žiūrėk, labai noriu su tavimi dirbti, noriu rasti tą ryšį su tavim, kad tu būtum mano dešinioji ranka, su kuria galėčiau tartis ir panašiai, turi didelę patirtį. Tu žiūrėk, gal pabandom ar nepasižiūrėti, ką galima padaryti, kad mes kartu sutartumėm. Tai va tokie visi maži dalykai, kada vadovas geba pastebėti pas darbuotojus apie tai, kai jų nuoskaudos kažkokios prisikaupia ir eiti į kontaktą su jais apie tai šnekėti. Tai yra ženkliai mažesnė tikimybė turėti tų negatyvių žmonių, kurie yra tiesiog persipildę to nusivylimo. Tai ką bandau pasakyti su visu tuo išskirstimu? Bandau pasakyti tai, kad motyvacija tai yra įgūdis. Ir motyvaciją valdyti mes kiekvienas už ją esam atsakingi patys. O vadovo yra užduotis gebėti kartais atspindėti, kaip rodžiau, ir parodyti kampus arba inicijuoti kontaktą tada, kada mes matom, kad kažkokios įvyko nusivylimo kupinos situacijos. Kalbėti apie tos poreikius, kuriuos žmonės turi, kalbėti apie tai, kaip galėtume tos poreikius išpildyti. Ir tai nebūtinai yra kažkokie duoti dalykus tai, ko jie konkrečiai prašo. Kartais žmonės, kas yra labai įdomu, ką aš per savo tą patirtį esu pastebėjusi, kad žmonės labai dažnai būna įsitikinę, kad jie nori vienų dalykų, bet iš tiesų nori jie visai ko kito. Ir vienas nuostabiausių man pavyzdžių buvo įvykęs prieš 3 metus, kai dirbau su viena organizacija, įprastai darbuojasi daug tų metų ir būna tas laikas, kai tikrai tuos žmonės jau kažkaip tai pažįstu. Ir vienas toks ilgametės organizacijos ar ne vadovas, su kuriuo darbavausi, vieną kartą ateina jisai taip į mokymus ir taip sėdėdamas auditorijoje, jisai per pertraukėlę prie manęs prieina ir sako,
žinai, Gintarė, sako, va turėjau kaip tik, sako, metinį pokalbį su savo vadovu. Na, sakau, ir kaip tau sekėsi. Va, sako, kažkaip nejau, sako, pasikalbėjau, pasakiau, kad norėčiau didesnės tos algos. Jie, sako, iš karto man pakėlė algą 400 eurų, be jokių diskusijų, be nieko. Ir sako, žinai, sako, aš išėjau toks nelaimingas. Ir toksai, man iš karto toks confusas, galvojau, pasimetimas. Ok, sako, bet tu norėjai ir tu paprašai to didesnės algos. Jie tau davė tiek, kiek tu norėjai. Jo, jie davė tiek, kiek norėjau. Bet sako, aš tik išėjęs ir atsisėdęs už savo kompiuterio stalo, aš supratau, kad aš ne pinigų norėjau. Aš norėjau vieną vienintelio dalyko, kad po 8 metų darbo jie pasakytų, kaip stipriai jie mane vertina ir kad aš, tikrai, kad jie jaučia dėkingumą už visus tos projektus, kuriuos aš per tos 8 metus įgyvendinau. Bet jie to nepasakė. Jie tiesiog davė man tai, ko aš iš jų paprašiau. Nors aš pats, sako, net nesupratau, kad aš tiesiog norėjau įvertinimo ir galvojau, kad jeigu gausiu pinigų, va tada jausiuosi pamatytas ir vertintas. Tai va čia toks labai paprastas pavyzdys, kad kartais žmonės tik tai vėliau pradeda suvokti, kad jų poreikis nebuvo pinigai. Jie norėjo tiesiog gero žodžio, įvertinimo, pasidžiaugimo ir elementaraus dėkingumo. Tai vadovai yra tie žmonės organizacijose, kurių darbas yra pastebėti tos niuansus, netgi tai, kas kartais žodžiais yra neįvardinta ir pamatyti. Todėl kaip spręsti tokią situaciją, kur buvo su mano tuo klientu arba su tuo mokymų dalyviu, pavadinkim taip, reikėjo vieno vienintelio žingsnio iš vadovo, kad vadovas paklaustų, žiūrėk, jeigu mes tau pakelsime atlyginimą 400 eurų, ar tada tu jausmą turėsi, kad tikrai galiu vėl būti motyvuotas, įkvėptas ir dirbti kokybiškai. Ir jeigu žmogus abejos, jeigu jisai sudvejos, akivaizdu, kad poreikis yra ne tas. Tai va čia gebėti pasitikrinti, ar tie poreikiai, kuriuos žmonės išsako kaip savo poreikius, iš tikrųjų yra jų poreikiai, tai yra įgūdis, kurį yra be galo svarbu, matyt būti išsitreniravus. Tai ką labai noriu jums parodyti? Kalbu čia tie poreikiai, kad kiekvienas turi tos poreikius. Tai tuose poreikius tikrai galima užsikasti ir nesuprasti ir atrodo visiškai tokiam labirinte pasiklysti. Tai labai noriu duoti jums tokį labai aiškų instrumentą, įrankį, kuris parodys apie tai, kad vis tik tie žmonės mes ganėtinai primityvus. Ir ne tiek jau daug tų mes poreikių turim. Ir iš tikrųjų mes visi žmonės mes turim vienus ir paprastus 5 poreikius. Ir jinai yra paprastai būtent ta poreikių diagrama yra atsivaizduota va tokia žvaigždė, kuri turi sujungusi visus savo kampus. Ką įrodo ir kodėl tie kampai yra sujungti? Tai rodo apie tai, kad kiekvienam poreikiu, kurį mes turim savo gyvenime, galioja tam tikras domino efektas. Tai reiškia, kad nugriuvus vienam poreikiui, nugrius ir kiti. Ir todėl laikyti tą žvaigždę, va taip kaip jūs matote dabar ekrane, subalansuota tvarkingais kampais, tai yra kiekvieno žmogaus siekiamybė. Valdyti motyvaciją, tai leisti būtent tai žvaigždai būti subalansuotai. Tai reiškia nebūti nukrypusiai nei į vieną iš tų 5 kampų. Skirtingom gyvenimo situacijom mes nukrypstam į skirtingus kampus, bet mūsų tikslas yra visą laiką atstatyti tą pusiausvyrą ir balansą, nes tokie dalykai iš tikrųjų kaip pilnatvė egzistuoja tik tai tada, kaip mes siekiam to subalansuotumo, arba kada labai gerai pagaunam save, kad jau jaučiu, kad išėjau iš krašto ir nebesijaučiu gerai. Tai reiškia vėl gebėti save atstatyti, atsižvelgiant į tai, kokius aš tos poreikius ir turiu ir kokie tie poreikiai turėtų būti pas mane atliepti. Tai kokie tie poreikiai yra, pailiustruosiu jums kiekvieną ir detaliau jums papasakosiu apie tai, kokie tie poreikiai yra. Ir vienas iš tų poreikių yra vienareikšmiškai, tai yra mūsų fizinis kūnas. Tai reiškia būti pailsėjus, būti normaliai pavalgius, sveikai maitintis, sportuoti, turėti normalų intymų gyvenimą, turėti normalią algą, turėti normaliai ar nesustruktūruotą savo buitį. Tai reiškia, kur aš ramiai galiu gauti algą, susimokėti paskolą, jeigu esu pasiėmęs, ir savo normaliai padoriai gyventi, išvažiuoti galbūt kai kada atostogų, gal nenuvyksiu kas 3 mėnesius ten į tą Balį. Bet tikrai gyventi normalų gyvenimą aš savo galiu, todėl visi atlyginimas, atostogos savalaikės, tai yra be galo svarbus reiškinys, nes jeigu nugriūna kūno poreikis, čia yra nuo tos 2 kojos, 2 kolonos, ant kurios turėtų būti pačios stabiliausios mūsų gyvenime. Tai reiškia poilsis, sveika mityba, sveiki dalykai, susibalansuotumas ar ne tam tikro režimo, kada aš išeinu atostogų. Todėl kartais, kai išgirstu man vadovai pasako, Gintarė, aš jau 2 metai nebuvau atostogose ir aš tada suprantu, kad jau yra labai rimta problema. Tai va čia yra tokie dalykai, jie turėtų būti, nes kiekvieno žmogaus kūnas jis reikalauja to poilsio. Tai kūno poreikiai tai yra tai, kas mums yra iš tikrųjų labai svarbus ir po kūno poreikių, kaip minėjau, palenda ir tie pinigai ir čia yra ta vieta, kur norėsi sulaužyti tą pirmąjį stereotipą. Prieš daugiau kaip 50 000 metų žmonės labai tikėjo apie tai, kad žmogus yra tokia primityvi būtybė,
kad turi tik tai tokius tam tikrus ar ne, kažkokius tai biologinius tokius, giminės pratęsimo, kažkokius socialinius poreikis. Ir daugybė tūkstantmečių žmonės gyveno būtent su tuo įsitikinimu apie tai, kad žmogus yra žiauriai primityvi būtybė. Tačiau motyvacija kaip tema yra be galo nauja tema apskritai pasaulyje. Ir ją labai stipriai pradėjo tyrinėti 49 metais mokslininkas Harlojus, kuris pirmą kartą iškėlė hipotezę, kad žmogus nėra vis tik toks primityvus, kad jisai turi tik tai biologinius ir socialinius poreikius. Ir jis pradėjo daryti tyrimus pirmiausia su beždžionėmis, kurios buvo suleistos į narvą. Ir jos turėjo tokius žiedus ir tuos žiedus jos turėjo užmauti ir numauti ant kablių. Jos duodė jiems tos žiedus, jos juokėsi, krykštavo su tais lankais, užmovė tos žiedus, buvo ir stebėjo, koks yra mikroklimatas ar net tame narve. Mikroklimatas buvo kupinas džiaugsmo, krykštavimo, juoko, energijos ir mokslininkai skaičiavo rezultatą, kiek joms pavyksta užmauti tų žiedų. Tada padaro labai subtilę intervenciją, už kiekvieną užmautą žiedą ant kablio pradeda duoti po mažą skanduką, beždžionišką, kitaip tariant, pamotyvavimo priemonę, tai už kiekvieną užmautą žiedą pradeda duoti skanėstą. Kas atsitiko su visais rezultatais? Narve iš karto įsivyravo didelė tyla, atsirado labai daug atmestinumo, beždžionės pradėjo numesti žiedus, bet jos nesifokusavo patirti džiaugsmą ar dar kažką, tai jos tiesiog mesdavo ant to kablio žiedus, kartais pataikydavo, kartais ne, ir bėgdavo tiesiai prie narvo grotų pasiimti apdovanojimą. Tai buvo pirmą kartą, kada mokslas tikrai pradėjo galvoti apie tai, kad vis tik žmogus turi kažkokį kitokį poreikį, kurį tuo kart pavadino kūrybiškumo džiaugsmu. Ir nes gavus apdovanojimą, jiems tiesiog nustojo sektis. Ir pirmą kartą buvo iškelta hipotezė, kad pinigai tikėtina žmonėms lygiai taip pat žudo jų kūrybiškumą. Ir žudo tą kūrybinį džiaugsmą. Jokiu būdu nekvestionuoju pinigų, kad pinigai nėra svarbus, jie yra svarbus tiek, kiek mums reikalinga yra mūsų kūno poreikiams išpildyti. Aišku, kūno poreikiai pas kiekvieną yra ganėtinai skirtingi, priklausomai nuo to, kaip esame pratę augti, arba kokias vaikystės ar nepatirtis esam turėję. Bet iš tiesų pinigai tai yra reiškinys, kuris nužudo su laiku ar net tam tikrą ar net žmonių kūrybiškumą. Galutinai taškas šitoje istorijoje buvo padėta prieš kelis dešimtmečius, kada buvo darytas tyrimas su dėžute žvakėmis ir smeigtukais. Ir buvo dvi grupės, kurioms buvo duotas užduotis. Vienai grupiai sako, žiūrėkit, jūsų užduotis yra padaryti taip, kad dėžutė stovėtų, žvakė stovėtų, degtų ir neplašintų vašku nei stalo, nei sienos. Ir padarykite taip, ar ne, jeigu jūs pirmoji grupė padarysite šitą užduotį teisingai, gausite $5. Jeigu padarysite pirmiau negu antra grupė, jūs gausite $20. Tuo tarpu kitai grupiai buvo pasakyta labai paprastai, imkite resursus, mėgaukitės, džiaukitės ir darykite taip, kaip jums patinka, bet nebuvo joks pažadėtas atlygis už tai. Ir kaip jūs galvojat, kas buvo pirmieji tie, kurie padarė, tai buvo tie žmonės, kuriems buvo nieko nežadėta. Dėl ko? Kas stebėjo? Kas keitėsi tam mikroklimate toj komandai? Ten žmonės iš tikrųjų labai daug tarėsi. Jie nekonkuravo ir nesivaržė. Jie tiesiog labai daug girdėjo vienas kito idėjų, jie juokėsi ir krykštavo ir tiesiog kūrė tą kūrybinį procesą, kaip tą dėžutę pritvirtinti prie sienos, kaip nuotraukų ir matom. Tai yra, kaip pritvirtinti prie sienos tą dėžutę, kurioje degtų žvakė. Tai tuo kart ir buvo ar ne mokslas galutinai įsitikino, kad vis tik tie žmonės turi daug daugiau dalykų, o pinigai ir atlygis tai yra ganėtinai toks subtilus dalykas, kuris gali tikrai žmonėm tą kūrybiškumą ženkliai sumažinti. Antrasis ar ne kolona, ant ko žmogus stovi ir kokius tos poreikius iš tiesų žmonės turi, tai yra vertybės, arba dar jį vadina, jeigu taip moksliškai labiau vadinti, metafizinis mūsų kūnas. Tai reiškia tada, po kurio slepiasi mūsų gyvenimo vertybės, mūsų tam tikra gyvenimo filosofija, prasmė ir panašiai. Ir kiekvienas žmogus mes tas vertybės turim ir mes jas nešiojamės savyje, tik tai dažnai būna mes jų savo aiškiai neidentifikavę ir aiškiai jų nepasisakę. Todėl lygiai taip pat ir organizacijos, jos turi savo vertybės, nes vertybės kas yra, tai yra įrankis, kuris leidžia mūsų save apsaugoti nuo kartais tikrai destruktyvių sprendimų. Todėl kiekvieną kartą, kai aš atsiduriu labai sudėtingose situacijose kažkokiose, pirmas mano klausimas būna man savo pačiai, arba tada, kai aš dirbu savo kompanijoje, arba kai dirbu organizacijoje, TMD partneriai. Klausimą aš visada savo užduodavau, Gintarė, kokios pagal organizacijos vertybės, koks teisingiausias sprendimas šitoje sudėtingoje situacijoje turėtų būti. Tai va čia yra tas momentas, vertybės žmogui yra skirtos tam, kad taptų orientyrais, kurie parodo apie tai, kokius sprendimus reikėtų priiminėti situacijose, kurios tampa labai sudėtingos.
Bet kas yra labai įdomu? Įdomu yra tai, kad vertybės tai nėra dalykas, jį dažniausiai organizacijos turi, 86% organizacijų tikrai turi vertybės, bet kas yra labai įdomu, kad tik tai vos 40% organizacijų iš tiesų bando gyventi pagal tas vertybės. Didžiai daliai organizacijų tai yra tiesiog geroji propaganda, kažkoks tai gražus plakatas ant sienos, į socialinius tinklus galbūt kažkas tai įkelta, galbūt į puslapį ar ne, kurio metu matosi kažkokios vertybės, bet žmonės tomis vertybėmis jie absoliučiai negyvena. Tai vertybės yra, kodėl jisai toks šiandieną yra jautrus, labai klausimas, dėl to, kad tikėtina parduotuvėse pas jūs dirba ypatingai daug jaunosios kartos atstovų. Ir kaip niekad pastarą dešimtmetį, arba, gal taip tiksliau sakant, penkmetį, kaip niekad organizacijose vyksta milžiniškas sujudimas dėl ko, nes organizacijos labai stipriai atsigręžia į savo vertybės. Ir supratau vieną dalyką, kad jos atsigręžia dėl to, kad jaunoji karta šiandien dienai turi milžiniškus lūkesčius vertybėms. Tai reiškia, jaunoji karta, jeigu jums tenka dirbti parduotuvėse su jaunais žmonėms, jiems jau yra be galo svarbu tai, kas yra deklaruojama organizacijai kaip vertybė, kad tiek vadovai, tiek visi sprendimai ir būtų pagal tas vertybės, kad darbas turėtų prasmę, kad turėtų viziją, kad turėtų kažkokią tai misiją. Tai reiškia, kad šiandien dienai žmonės jauni, kaip niekada yra jautrus vertybių ir būtent tos realybės neatitikčiai. Bet kas yra įdomu? Įdomu yra tai, kad vertybės tai nėra kažkas, kas yra įkalta į akmenį. Ir tikėtina, jums jau dabar kyla klausimą, kokios šitos vertybės pas tos jaunus žmonės. Dirbti nenori, įsipareigoti nenori, darbą keičia kas pusę metų. Tai įtarimą turiu, kad kažkam tikrai tos mintys šauna. Todėl labai svarbu čia yra paaiškinti, kas vyksta su jaunais žmonėmis ir kas vyksta su jumis, jeigu jūs esate šiek tiek vyresni negu jūsų komandos nariai. Tai visų pirmiausia, turėkit mintį, kad vertybės tai yra reiškinys, kuris per gyvenimą keičiasi 8 kartus, priklausomai nuo to, koks yra mūsų amžius. Ir pirmosinis etapas, kada mūsų vertybės susiformuoja, tai yra tada, kada mes gimstam. Mūsų vertybės yra absoliučiai pastatytos ant išgyvenimo. Ir čia yra pavaizduota jums spiralinė dinamika, kuri būtent rodo tai, kad gyvenime mes gyvename, yra 4 etapai gyvenime, kuriame mes esame labai dideli individualistai ir mums reikia labai stipriai vienumos ir labai esame į save orientuoti, į savo tokį individualumą, tokio egocentrizmo labai daug turim. Ir yra 4 gyvenimo etapai, kada mes be galo esame orientuoti į kitus žmonės. Tai reiškia tada, kada mums tampa labai svarbi bendruomenė. Tai išgyvenimas yra pirmasis etapas, kai kūdikis gimsta, jo visi poreikiai yra labai stipriai pastatyti ant to, kad aš noriu maisto, noriu mamos prisiglaudimo, noriu šilumos kažkokios, bet kad visi mano tie biologiniai poreikiai būtų patenkinti. Ir čia yra pirmoji fazė, kada pas vaiką susiformuoja tam tikros vertybės. Vėliau mes vaikai išeina į darželį, jie atsiranda tokios frazelės kaip mano geriausia draugas, mano geriausia draugė ir taip toliau. Vaikas pradeda kurtis į būrį su kitais žmonėmis, nes jisai supranta, kad aš tik tai susibūręs iš vien su kitais žmonėmis patirsiu didelį saugumo jausmą. Tai reiškia, būsim kaip chebra ar ne va toj vietoj ir man bus saugiau, manęs nieks nemuš, manęs nieks neskraus, nes draugas arba draugė mane apgins. Tai pirmas ar ne akistata su tuo, kad aš vis tik nesu vienišas šitoj žemėj, kad aš turiu ar ne poreikį būti apsuptas kitų žmonių ir kad tie žmonės man gali padėti pasijusti saugiau. Paauglystė tai yra metas, dažniausiai ir tai yra labai jaunų žmonių ar ne tam tikrų metas, kai ateina etapas vėl individualizmo, autentiškumo etapas, kuriame slypi energija ir galia. Tai yra žmonės, kurie tikrai čia būna jauni darbuotojai, kurie ką tik pabaigė ar ne universitetą, susiranda pirmąjį darbą, išspiria koją duris ir galvoja, kaip čia jisai pasaulį padarys gražesnę vietą gyventi ir staiga pamato, kad nei čia bus tos gražesnės vietos pasaulyje, kad čia yra sistema, čia yra struktūra, kad čia yra daugybė dalykų, kurie yra susijęti su kitais žmonėmis. Tai staiga ta energijos ir galios vertybės, autentiškumo kažkokios paieškos, pakeisti pasaulį, norai ir taip toliau, jie labai greitai sumažėja ir žmogui tampa labai svarbi tvarka. Tada žmonės labai pradeda darbuotojai norėti po to aiškumo, taisyklių, kokios yra mano karjeros čia galimybės, kaip aš čia matau savo darbo rutiną, nuo kada aš darbą pradedu, kada darbą užbaigiu, aš jokių viršvalandžių tenai nenoriu, man reikalingi procesai, man turi būti aišku, ar ne už ką yra mokami pinigai. Kitaip tariant, atsiranda tas 4 etapas, kada žmogui tampa be galo svarbi tvarka. Tvarkos, procedūros ir taip toliau. Kartais atsitinka tikrai taip, kai žmonės
pavyzdžiui, prašoka. Ir viena mano bičiulė, kuri labai anksti pradėjo savo verslą daryti, jinai prašoko šitą tvarkos etapą. Ir kaip šiandien aš atsimenu, dirbau tokioje korporacijoje, priekybinėje kompanijoje, taip pat kaip jūs. Ir buvo etapas, kada reikėdavo į ofisą ateiti, kadangi dirbau ofise būtent ir turėjau tą kortelę, kur tu su kortelė įeini, užeini ir jinai visą laiką žiūrėdavo ir sakydavo, tau kaip aš tau pavyzdžiu, tu taip su ta kortelė, klik įeini, klik išeini. Ir aš visat galvodavau, ko čia pavydėti, nes man tas buvo, aš buvau pavargus nuo šitų dalykų. Bet jai tai buvo tas momentas, kadangi labai staigiai buvo iššokusi į sėkmę. Tai reiškia, jinai prašoko tvarkos dalį ir šoko tiesiai į sėkmę, sukūrė verslą, kuris buvo labai sėkmingas, bet jinai tvarkos tos neišgyveno kažkur tai, kur norėjo pabūti bendruomeniai su kitais žmonėmis, išgyventi ir patirti tą dalį, kai reikia dirbti ir atitikti procesus, tvarkas, kažkokias ir panašiai. Tai ką jinai padarė, įsidarbino kompanijoje, metus padirbo, sako, pabuvau aš toj tvarkoj ir vėl jinai grįžo į savo etapą, į savo sėkmę ir toliau savo verslą sėkmingai tęsė. Tai kartais, va čia buvo labai įdomus pavyzdys, kad kartais žmonės jie geba peršokti tam tikros spiralinės dinamikos žingsnius. Bet sėkmė yra tas etapas, kur kiekvienam iš mūsų gyvenime reikia bet vieną kartą savo gyvenime patirti tą jausmą, kad aš esu tikrai sėkmingas ir save realizavau kažkokiai tai srityje. Ir mano atveju, man tai buvo taip, tapti vienu geresnių konsultantų Lietuvoje. Ir tai, kad aš tą jausmą turiu, kad poreikiai yra, klientai yra ir visa kita, tikrai atsirado tas pojūtis, kad tikrai esu labai sėkminga šitam versle. Ir kas buvo labai įdomu. Tada, kai ta mintis atėjo, kai atėjau savo tą patvirtinimą, tokį savo gavau, aš nustojau tą sėkmę mėgautis ir man jie tapo nebe tokia svarbi, nebe tokia reikšminga. Man nebe taip tapo svarbu, ar ne, ką apie mane galvoja kiti, kokie tie dalykai, kad nuolatos patvirtintų, oi, kokia tu nuostabi, kaip tu čia fainiai pavarai, kokį tu čia gerą webinarą padarai. Man tai tiesiog tapo nebesvarbu. Ir nesupratau, kad tą spiralinės dinamikos dalį aš tiesiog išvaikščiau, išbuvau ir dažniausiai tai vyksta ties 40-50 metus. Ir supratau labai aiškiai, kaip stipriai aš persikeliu į bendrystės ar nevertybinę dalį, tai bendrystė tapo man vienas iš tų dalykų, kur man pradėjo tapti be galo svarbu. Tai žmonės, kurie mane supa, klientai, su kuriais aš dirbu, šeimos nariai, kuriuo esu apsupta, draugai, su kuriais aš bendrauju. Tai yra etapas, kada gyvenime mes labai stipriai išfiltruojam savo draugų ratą, atsiranda tik tai nedidelė saujelė žmonių, su kuriais tau gera miela bendrauti. Jų nebėra tiek daug, bet yra tie žmonės, su kuriuos tu tikrai išgyveni tą tikrą artumą, su kuriais tu gali tikrai atviriau pasišnekėti, atviriau pasidalinti, giliau pasidalinti. Ir va būtent čia yra tas 6 vertybių etapas, kada 6 kartą gyvenime pas žmogų pasikeičia vertybės. Sėkmės etape būna labai svarbus pinigai, realizacija kažkokia, pripažinimas kitų žmonių ir taip toliau. Taip, ir tai yra labai normali raidos dalis, kuri turi pas žmonės įvykti. Jeigu jinai neįvyksta, žmogus jaučiasi kaip kažko gyvenime nedavalgė. Kažko, ko jisai dar neišpildė ir nepadarė. Tai bendrystė yra tas spiralinės dinamikos etapas, kur žmonės persikelia dažnai apie, kaip minėjau, 40-50 metų. Bet šitas etapas irgi praeina. Ir praeina ir vėl atsiranda vienumos poreikis. Ir tas dažniausiai aš pastebiu, kai dirbu, jeigu šiek tiek su vyresniais žmonėm, 50-60 metų. Tada, kada jau mes turime kartais anūkų, kai jau pradedam labai norėti perduoti savo išmintį savo atžaloms, tai reiškia savo anūkams, kad atsiranda labai daug ramybės, integracijos etape niekas nebestebina, niekas nebesukelia stiprių emocijų, atsiranda daug daugiau vidinės rimties. Va čia yra etapas, kada man kartais klientai sako, žinai, Gintarė, va čia yra atsakymas, kodėl mano tėtis su mano vaikais elgėsi daug geriau, negu, sako, su manimi elgėsi. Sako, mane bardavo, muštruodavo, ten, sako, ir taip toliau. O sako, su mano vaiku, sako, visiškai kitoks bendravimas yra taip, nes jo tėtis persikelia į tą integracijos etapą, kuriame jisai daug daugiau kantrybės turi, daug daugiau subtilumo tam tikro turi, ar ne, ir moka jau dalinasi kažkokią tai išmintimi ir taip toliau. Ir aišku, gyvenimą mes užbaigiam holizme, tai reiškia būdami artimuose santykiuose su žmonėm. Ir tai yra etapas, kur žmogus buvo irgi daugybė tyrimų daryta ir vienas toksai buvo didžiausių tyrimų darytas. Ir taip vyko, tai buvo pats ilgiausias tyrimas pasaulyje, jis buvo darytas 75 metus. Ir buvo apklausinėjami vyrai, nežinau tuo laiku, gal tie vyrai čia nežinau kodėl, bet 711 vyrų, kuriem buvo užduotas klausimas jų gyvenimo saulėlydyje, tai ar jų gyvenimas buvo laimingas. Tai žmonės tie, kurie praėjo visą sėkmingai spiralinę dinamiką, jie įvardino taip, mano gyvenimas buvo laimingas.
Ir tai yra tie žmonės, kurie gyvenimo saulėlydėje tos jau mirties arba to gyvenimo pabaigos akivaizdoj, jie buvo apsupti artimųjų žmonių, tai reiškia anūkų, vaikų, ten žmonų, seserų, brolių. Tai yra tie žmonės, kurie sako, jau, mano gyvenimas buvo tikrai laimingas, nes va, aplink mane yra tiek daug mano artimų žmonių, kurių per gyvenimą aš sugebėjau neprarasti. Tai holizmas tai yra etapas, kada tai yra paskutinis mūsų gyvenimo etapas, kada keičiasi mūsų vertybės. Kas yra įdomu yra tai, kad per lygiai tos pačius etapus eina ir organizacijos. Jos lygiai taip pat keliauja, evoliucionuoja. Kai atsiranda startupas, jis yra išgyvenimo etape. Tada, kai pradeda kurtis ar ne kažkokios tai komandos ir taip toliau, atsiranda kažkoks tai saugumas, atsiranda kažkokie tai finansai, kurių mes saugiai galim laikytis. Tada atsiranda jo ir tas arogancijos etapas, kur atrodo, oi, visko čia mes daug eksperimentuojam, daug bandom, daug visokiausių iniciatyvų pristartuojam. Bet staiga pradedam suprasti, kad velnias, čia tiek visko pristartavom, bet tokią betvarkę padarėm. Toks chaosas, procesų nėra, tvarkų nėra, instrukcijų nėra. Tiesiog vienas didelis bardakas. Ir staiga matai, kad organizacija keliasi labai gražiai į tvarkos dalį ir va ten jau atsiranda tam tikra tvarka. Na ir tada, aišku, keliauja į tą didelį norą sėkmės ir taip toliau, ir taip toliau. Tai lygiai ta pati spiralinė dinamika galioja, žinokit, ir organizacijose lygiai taip pat kaip ir kiekvienam žmogui. Kas seka toliau? Kalbant apie pačias vertybės, minėjau ar ne tą jaunąją kartą. Jaunąją kartą vertybės yra vienas iš reikšmingiausių dalykų šiandienai ir prasmė. Todėl labai noriu jūs taip padidinti jūsų tą atidą ir pasakyti apie tai, kaip atrodo jūsų ar ne organizacinė struktūra, internetinis puslapis, renginiai ar dar kažkas tai yra be galo gražus, svarbu, tikrai svarbus dalykai. Bet ką labai noriu jūs kaip vadovus paskatinti galvoti ne vien tik tai apie tai, bet galvoti labai stipriai apie tai, kad vertybės ir jaunai kartai parodyti apie tai, kad jie daugiausia dėmesio kreips į tai kaip jūs matuojat ir kontroliuojat savo veiklą, kaip jūs elgiatės kritinėse situacijose, kaip išskirstote resursų ir ypač, kai tų resursų trūksta, ką jūs darot ir kokius sprendimus priiminėjat, kaip jūs apmokot ir įvedinėjat naujus darbuotojus, pagal ką jūs aukštinat pareigose, pagal kokius kriterijus, už ką apdovanojat, už ką giriat, už ką kokius darbuotojus atsirenkat ir priimat į komandą dirbti. Va čia yra vertybės, kurias iš tikrųjų komandos nariai, jie žmonės stebi, žiūri ir tai nėra vien tik tai jaunų žmonių ar ne fokusas, bet yra visų žmonių fokusas, bet jaunai kartai šitie dalykai ypatingai tampa svarbus ir jie labai į tai gali tikrai tą didelę atidą ir dėmesį tam paskirti. Tai va čia yra dalykai, va čia yra tikrosios vertybės. Tai ką labai sakysiu jums, taip, šitos užduoties kol kas nedarysim, bet jeigu norit, galite print screeną pasidaryti arba jeigu webinarą žiūrėsit. Tai yra labai gera užduotis, kurios metu labai skatinu kiekvieną iš jūsų pergalvoti. 5 žmonės, 5 asmenys, kuriais jūs gyvenime tikrai labai žavitės. Ir pabandykite išvesti tuos asmenys, suvokdami apie tai, o kokiamis konkrečiomis savybėmis aš tuose žmonėse žaviuosi. Nes būtent tai, ko jūs žavitės kituose žmonėse, tai būtent tai yra vertybės dalykai, ką jūs šiame gyvenimo etape labai vertinat. Jeigu tai yra žmogus, kuris yra labai sėkmingai sukūręs kažkokį tai, nežinau, dalyką, savo verslą, pasiekęs kažkokiu tai pareigų ar dar kažką, tai kas konkrečiai tame žmoguje žavi? Galbūt taip jūs esat sėkmės etape, kur labai norisi tą sėkmę patirti ir taip tas entuziazmas veikti. Galbūt tai būtų atkaklumas, darbštumas, kantrybė. Tai yra dalykai, kurie yra jūsų vertybės, kurias jūs transliuojat. Bet ką labai svarbu yra pasakyti, vertybės yra toks reiškinys, kuris turi savo tą šviesiąją pusę, bet lygiai taip pat turi ir šešėlinę pusę. Tai visą laiką aš taip sakau, vertybės yra būtina kiekvienam žmogui žinoti dėl to, kad laikytume tas vertybės saujoj, nes kai tų vertybių kartais tampa per daug, jos tampa didžiausiais mūsų šešėliais. Na pavyzdžiui, žmogus atkaklus labai, tikrai labai arba entuziastas, atėjo naujas komandos narys dirbti ar ne su klientais ir panašiai, ir entuziazmo trykšta per kraštus, atrodytų, jo labai graži jo vertybė, entuziazmas, noras daryti dalykus ir taip toliau. Bet staiga jūs matot, kad jis iš to per didelio entuziazmo tiek malkų priskaldo, kad baisu žiūrėti. Su procesais nesusigilinęs, neįsižiūrėjęs, bet ta energija trykšta per kraštus. Va tai rodo apie tai, kad jo ta vertybė, kuri iš esmės yra jame be galo graži, tai entuziazmas, tampa didžiausiu jo šešėlių, tai reiškia chaosų, bardakų ir procesų nesilaikymus, struktūros nesilaikymus, susitarimų nesilaikymus ir panašiai. Tai va čia yra ta šešėlių ir stiprybių teorija, visai faina iš tikrųjų yra jas kartais pasižiūrėti, tai kokios mano tos vertybės ir kuo aš tampu tada, kai tam tikros vertybės man įtampa per daug. Tai va čia tokia labai svarbi dalis, į kurią būtina būtų tikrai labai atkreipti dėmesį. Važiuojam toliau. Tai jeigu mes jau sakom, kad vertybės turim, važiuojam į trečią kampą, kuris yra emocijos. Emocijos tai yra kiekvieno žmogaus poreikis
Ir kai aš kalbu emocijos, jokių būdų neturiu minti gerų emocijų, tik tai. Žmonės įsivaizduoja, kad motyvacija tai yra kažkas, ką reikia, būkim pozityvus, šypsokimės ir taip toliau. Ne. Emocijos tai yra, jos turi būti įvairios. Tai reiškia, kad sveikas psichologiškai žmogus, jis turi išgyventi emocinį pabangavimą. Tai reiškia, kad jis išgyvena viską. Ir liūdesį, ir baimę, ir džiaugsmą, ir nusivylimą, ir pasibjaurėjimą. Jis gali išgyventi pačius įvairiausius jausmus ir tai rodo apie tai, kad tas žmogus tikrai yra sveikos psichikos žmogus, nes arba prasidėjo organizacijoje kažkokie tai pokyčiai ir žmogus nuliūdo visas, arba supyko labai, kad tai yra labai normali sveiko žmogaus reakcija. Taip, žmonės per pokyčius jie supyksta, jie neigia, prieštarauja, kvestionuoja dalykus. Ir tai yra labai nuostabus dalykas, tai rodo apie tai, kad organizacijoje pas jūs dirba labai adekvatų žmonės. Todėl emocijos tai yra reiškinys, kuris turi būti ar ne visoks. Taip, visą tą spektrą tų emocijų išgyventi ir normaliai į tai reaguoti. Todėl čia šitoje vietoje, dėl ko aš sakiau, tas vienas iš stereotipų, kuriuos labai norėsiu sulaužyti, kad labai nerodykite emocijų, labai valdykite tas emocijas, bet kokią kainą ten ir taip toliau. Rodykim tas emocijas, viskas yra normalu, parodyti pyktį, parodyti nusivylimą. Tik svarbiausia yra rodyti tai pasirenkant tam tikrą atitinkamą formą, tai reiškia socialiai priimtiną formą ir pademonstruoti tą savo emociją. Ir lygiai taip pat su žmonėmis apie tai šnekėtis. Normalu, kad tu pyksti, bet forma, kurią tu pasirinki pykčiui išreikšti, galėtų būti galbūt kažkokia kitokia. Tai va čia yra tie momentai, kur jokių būdų neslopinti ir neliepti žmonėm kažko tai nejausti, leisti jiems tus dalykus jausti, tik padėti, vadovo darbas yra padėti žmogui pasirinkti, o kokią geriausią formą tu galėtum tą emociją savo išreikšti. Tai va čia yra ta vieta ir kas mums padeda šitą vietą kontroliuoti, jeigu mes dirbame su kitais žmonėmis ir esam komandų vadovai. Tai vienareikšmiškai grįžtamasis ryšys. Tai yra pati efektyviausia priemonė, kada mes labai galime lengvai sukelti tą žmonių bangavimą. Tai reiškia, kad duodam pagirimo tam tikros žmonėms, taip, užkeliam tą pozityvę emociją, džiaugsmas kažkoks ir taip toliau. Bet jeigu mes vien tik tai giriam žmonės, šitoje vietoje atsiranda tas vadinamas aureolės efektas. Žmogus iš tikrųjų, mes tiek sudievinam, tiek susvarbinam, čia žinot, kai yra koks nors toks, paimkim labai primityvų pavyzdį, mokyklinį kokį nors, kai turim ar ne kokią nors, nežinau, ten mergaitę, nežinau, pavadinkim kokią nors, nežinau, Jurgita. Jurgita, kur yra klasės seniūnė, dainorėlė, mokyklos prezidentė. Ir matematikoje visiškas nulis, bet mokytojai visi jie už matematiką visą laiką rašo 8-9, nors jinai 5 matematikos nesupranta ir nepadaro. Tai rodo apie tai, kada ir yra ta Jurgita yra arba ant tiek užgirta, už tiek užliaupsinta, kad mes pradedam iškreipti tikrą realybę, kad jinai realiai tai matematikos nesupranta. Tai va čia tai yra tas momentas vadinamas Halo efektu arba aureolės efektu, todėl tikrai yra labai pavojinga vien tik tai girti žmonės, nes čia yra etapas, kur žmonės nustoja tobulėti, nustoja augti ir jie pradeda matyti iškreiptą realybę. Antras yra dalykas, jeigu tarp kitko turite darbuotojų, kuriems neturite pasakyti nei vieno kažkokio kritinio aspekto, man tai jau yra ženklas apie tai, kad kažkas vyksta su vadovu negerai. Jeigu jisai nesugeba, nes tikėtinis ir yra apimtas to Halo arba tos aureolės vadinamo efekto. Lygiai taip pat yra priešingas efektas grįžtamajame ryšyje, tai yra ragų efektas. Tada, kada lygiai taip pat kaip mokykloje, koks nors paimkime, nežinau, Jonas, standartinį tą vardą, Jonas, kuris bim-bam iš kampo į kampą, parūkyti su mergytėm tenai pasiduoti ar ne kažkur tai už kampą, pasikabinėti, namų darbų nedaro, rezultatai prasti. Tačiau 10 klasėje jis tikrai suvokia, kad reikia kažkaip suimti savo tą gyvenimą į rankas ir pradeda mokintis ir tikrai deda daug pastangų. Ir staiga tu matai, kad jis iš 5 neišlipa. Nors jisai moka 10, galbūt 9. Tai rodo apie tai, kad, mokytojas įkalė ragus tam žmogui. Tai čia yra vadinamas tas Horn efektas. Ragų efektas, lygiai toks pats efektas yra ir darbo vietoje. Tada ateina koks nors komandos narys, padaro vieną klaidą, antrą klaidą ir vadovas iškart nurašo to žmogų kaip nevykėlį kažkokį. Tai va čia svarbiausia yra grįžtamajame ryšyje nepasiduoti va šitiems dalykams, va tiems efektams ir išlaikyti tą pusiausvyrą apie tai, kad žiūrėkite, yra dalykai, kurie yra labai geri. Todėl man asmeniškai vienas nuostabiausių dalykų, kuris yra sukurtas, tai yra radikalaus atvirumo filosofija, kuri būtent kalba ir apie tai, kad grįžtamasis ryšys turėtų būti pastatytas ant čia ir dabar. Jeigu aš matau, kad žmogus padarė gerą darbą, čia ir dabar ateinu ir pasakau jam tai. Jeigu žmogus ar nepadarė blogą kažkokį tai elgesį pademonstravo, čia ir dabar ateinu jam ir pasakau, aišku, kitiems negirdint, bet ateinu čia ir dabar reaguoju. Nepalauksiu, ne paskui, nenuslėpsiu, nenutylėsiu, bet tiesiog čia ir dabar reaguosiu.
Ir va čia eina kalba apie reakciją, o kaip reaguoti? Kaip ta reakcija, kokia jinai turėtų būti? Tai visų pirmiausia, turėkime minti, kiekvienas iš jūsų jūs turite polinkį. Vieni iš jūsų esate, galbūt labai agresyvūs ir grįžtamą į ryšį pasakote tikrai kartais gal brutaliai, taip, kad net, kaip man kartais būna, sako vadovai, tai Gintarė, aš tiesiai pasakiau, esu atviras žmogus, atvirai pasakiau, ką galvoju. Nesako, žiūrėk, nesumaišyk tokių dalykų, kuo skiriasi tiesumas nuo atvirumo. Atvirumas, sako, visą laiką yra nešamas su rūpesčiu ar ne žmogum, o tu, sako, jam drėbiai taip į kaktą, kad realiai tau net nerūpėjo apie tai, kaip jisai ten šitoj situacijoj pasijus. Tai va čia radikalaus atvirumo filosofija kalba būtent apie tai, kad grįžtamasis ryšys negali jisai būti griaunantis kažkoks tai tiesmukas, kuris sužeidžia žmogui, taip pat širdies gelmių, net nepagalvojant apie tai, kokį tai jausmą gali žmogus sukelti. Bet yra polikis taip pat ir vadinamas tas pražūtinga empatija. Tada, kada mes renkamės tiek į tą asmeninį rūpestį susitelkiam, kad jokio grįžtamojo ryšio nebesugebam pasakyti, arba vyniojam į vatą ir taip toliau. Ir staiga suprantam, kad kažkaip komunikuoja, kad žmogus net nesupranta, ką aš bandau jam pasakyti, arba išvis nutylim. Tai turėkit mintį, pražūtinga empatija, čia žinot, yra kaip anekdotas, kai turiu šuniuką, kurį be galo myliu, ir vieną dieną suprantu, kad jam reikia amputuoti koją. Čia toks brutalus, jeigu mylit gyvūnus, galite praleisti šitą dalį, bet kada žinau, kad jam reikia amputuoti koją, nueinu pas veterinarą ir sakau, aš suprantu, labai myliu savo šuniuką, reikia jam amputuoti koją, būkit geras gydytojų, pjaukit jam kojelę per kelis kartus. Tai turėkit mintį, pražūtinga empatija tai yra dalykas, kuris lėtai žudo žmonės, lėtai kankina, nes mes nesuteikiam žmogui galimybės užaugti, patobulėti ir pasikeisti kažkokiose tai situacijose. Todėl ta pražūtinga empatija yra viskas labai gražu, iki kol tai nesustabdo mūsų nuo veiksmų, pasakyti tai, kur yra problema ir kad su ta problema būtų dirbama. Tai ir aišku yra trečias polinkis pas žmonės, tai yra manipuliatyvus nuoširdumas, kada žmonės vaidina, kad yra nuoširdus, jie nėra nei rūpinasi, nei ten empatijos nėra, nei tiesumo. Čia žinot, kai būna korporacijose, dažnai matau tokį reiškinį, kaip ateina žmogus, padaro prezentaciją kažkokią, kokia čia faina prezentacija padarėjo, kokia čia faina tavo suknelė, bet iš tikro, jam visiškai vienodai ir ta prezentacija, ir ta visa suknelė, bet gražios kalbos, bandymas įtikti, patikti, yra labai dažnas reiškinys, nes yra suvokimas, kad jeigu būsiu toks labai labai fainas visiems, man karjerą bus padaryti ženkliai lengviau. Tai va čia yra tie dalykai, manipuliatyvus nuoširdumas, bet jisai labai labai toli yra nuo vadovavimo kompetencijos, todėl pagrindinis ar ne vadovų tikslas yra sukombinuoti tą asmeninį rūpestį su labai dideliu ir aiškiu konkretumu ir aiškiai pasisakyti, žiūrėk, sakau tau šitus dalykus vien dėl to, kad aš noriu, kad tau pasisektų, kad tau pavyktų, kad tu patobulėtum. Todėl va šitie dalykai yra labai labai reikalingi, kad pakeistum. Todėl labai prašysiu nuo šios akimirkos ar net tokių ir tokių elgesių nedemonstruoti ir geriau pabandom pasitarti, kaip kitaip tu dalykus galėtum išreikšti. Tai turėkit mintyje santykio kūrimas ir va tas radikalus atvirumas, jisai visada derina asmeninį rūpestį kartu su konkretumu. Grįžtamasis ryšys jis yra taip, tas reiškinys, kuris organizacijose sukelia labai daug emocijų. Ir jisai sukelia dėl ko? Dėl to, kad žmonės dažniausiai įkrenta labai į tokius gynybinius savo aspektus. Dėl ko? Dėl to, kad kiekvieną kritiką mes dažnai jos vengiam pasakyti žmonėm, nes mes bijom tos akistatos su žmonių reakcijom. Nes žmonėm tikrai yra dažnai labai būdingas kaltinimas aplinkos, kažkas kažko nepadarė, kažkas kažko nedavė ir panašiai. To pasekoje mes dažnai pradedam nutylėti, bet ką aš labai noriu užakcentuoti, dirbant organizacijose, labai dažnai pastebiu tokį reiškinį, kai žmonės dėl savo nepadarytų tam tikrų rezultatų, nepadaryto kažkokio tai tikslo, yra puolama kaltinti aplinka. Tai turėkime minty nuo šiol, kad kiekvienas jūsų elgesys, asmeniškai, ką jūs įdedat, kaip komanda, ką padarot, kiekvienas jūsų elgesys sugeneruoja kažkokį rezultatą. Kai tas rezultatas yra labai geras ir jūs jo džiaugiatės, kas dažniausiai jumise auga, žiūrėkit, stuburas išsitiesia, viskas, nes jumise pradeda augti pasitikėjimas savimi. Jūs pradedat pasitikėti, kitaip tariant, visai fainiai, aš pavariau. Kai pasitikėjimas auga pas mus ir savigarba, pradeda labai ryškėti ribos. Labai aiškiai pradedu žinoti, kokiem dalykams sakau taip, kokiem dalykams sakau ne. Jeigu aš, pavyzdžiui, dirbu šitą darbą, kokį dirbu ir gaunu kažkokią tai užklausą, tai dažniausiai aš jau įsivertinsiu, ar esu geriausias žmogus šitam darbui atlikti, ar tikrai sukursiu tą vertę, kurią klientas galbūt tikisi. Ir labai drąsiai sakau dalykam taip, drąsiai sakau dalykam ne, kurių jaučiu, kad aš vertės nesukursiu. Ir iš savigarbos tada, kai atsiranda savigarba, atsiranda ir aukšta savivertė. Ir tai yra tie žmonės, į kuriuos žiūri ir galvoja, bliamba, jisai va taip daro dalykus ir toks pats savo pakankamas su savo visais trūkumais, su savo visais privalumais.
Tai va tokiu būdu ar ne mūsų va tas sėkmingų rezultatų sukūrimas sukuria aukštą savivertę. Bet pažiūrėkit, kas atsitinka, kai mes nesukuriam gero rezultato. Įsivaizduokim, darau šitą jums webinarą. Ir staiga, taip viskas blogai, kad jūs visi pradedat sakyti, siaubas, koks tragiškas šitas webinaras buvo, kažkokias nesąmonės šitą Gintarė šnekėjo. Kitaip tariant, rezultatas tikrai prastas. Ir staiga Dovilė jinai mane kreipėsi ir sako, žinai, Gintarė, blemba buvo labai labai blogai su tuo webinaru, labai žmonėm netiko. Ir jeigu aš nebūčiau, vadinkim taip, brandžiai reaguojantis žmogus, mano reakcija tikėtina būtų kokia. Jūs patys nežinojot, ko norit, tai jūs norit vieno, tai jūs norit kito, ašgi viską padariau, ką mes čia buvom sutarę. Ir va čia būtų va ta reakcija pulti kaltinti aplinką dėl to, kad jinai kažko nepadarė, kažko man nepasakė, ką aš galbūt turėjau paklausti. Bet ką daryti, kad jeigu patiri nesėkmę, nes nebus niekada gyvenime taip, kad jūs visur sulauksite gero rezultato, visada bus nesėkmių, bet kas yra svarbu, kad jūs galite patyrę nesėkmę, neturėti jokios rizikos savo savivertai. Jūs labai galite apginti ir vienintelis dalykas, kaip jūs savo savivertę galite apsaugoti net patyrę nesėkmę kažkokią, tai visų pirmiausia, jūs galite apsaugoti prisimdami savo asmeninės atsakomybės dalį. Tai reiškia, kad imant, jeigu tęsiant šitą pavyzdį, Dovilė man pasako prastas, žiūrėk, aš labai Dovilė prisimu atsakomybę savo dalį, kad kažką bus neišgirdusi iki galo jūsų lūkesčio, neidentifikavus arba identifikavusi tą lūkestį kažkaip tai neteisingai, tai prisimu visą atsakomybę šitoje vietoje už šitą dalį, kad kažką turėjau toje vietoje padaryti kitaip. Kitas 50% lieka pas Dovilę, kuri Dovilė sakė, gal mes čia iškomunikavom ne iki galo kažko, ko norim, arba neįvertinom ten turinio. Ir va toje vietoje mes abidvi tiek Dovilė, tiek aš liekame su aukšto savivertę, nors ir patyrėme nesėkmę. Tai pagrindinis dalykas, kuris apsaugo ar ne mūsų savivertę patyrus nesėkmę, tai yra gebėjimas prisijimti savo dalį asmeninės atsakomybės, o ne pulti kaltinti aplinkos. Tai nuo šiol taip labai sakysiu ir organizacijose. Jeigu kyla tas noras jums kartais apkaltinti komandos narius, kad jie kažkokie tai nepakankamai protingi, kad jie nedirba taip, kaip jūs norit, kad čia ta jaunoji karta tokia visa kažkokia šlyva kryva, tai turėkite minti, kad tą akimirką jūs labai stipriai kapojat savo tą savivertę, bandydami nors trupučiuką geriau pasijusti, bet finale pasijusite tik tai blogiau. Nes ne vien tai, kad jūs rezultato gero nesugeneravot, bet dar ir komandos narius apstumėt. Tai va čia yra ta savivertė, jinai dar bus menkesnė. Tai va čia turėkit minti, jeigu kartais kyla tas noras tą daryti, tai labai skatinu eiti tuo brandos keliu ir išmokti tą asmeninę atsakomybę savo matyti, kad prisijimti. O žmonės į tą gynybiškumą reaguoja labai įvairiai. Vieni, žinokit, reaguoja į grįžtamą ryšį atsitraukimų į tylą, sukryžiuos rankas ir nieko nekalbės. Vieni krenta į aukos poziciją, tiek dirbu, tiek stengiuosi ir taip toliau, o jūs manęs čia nevertinat ir panašiai. Visada yra žmonių, kurie bus labai dichotomiški. Dichotominis mąstymas, viskas arba nieko mąstymas. Tai yra ta kategorija žmonių, kurie ateina ir sako, tai jeigu jums nepatinka, kaip aš dirbu, tai atleiskit, tai neduokit man to projekto, tai nekelkit man tų tikslų, jeigu jums nepatinka. Tai reiškia žmonės, kurie eina labiau viskas arba nieko, juoda arba balta. Aišku, yra ir noras būti teisiu, tai irgi gynybinė reakcija, bet kokią kainą įrodyti savo tiesą. Tai va čia irgi turėkit minti, jeigu puolat užversti gausybę informacijos ir taip toliau, tai yra dažniausiai tikrai labai noras nugalėti toje kovoje ir išlikti teisiu, bet tai yra jūsų gynybiškumas, o ne jūsų tas racionalus ar nepriėjimas prie dalykų. Kitų kaltinimas ir gėdinimas, būtent tas savivertės schema ir parodė, iš kur tas atsiranda. Visko vertinamas per IQ, tai reiškia, kad su viena tokia advokatų kontora darbavausi daugybę metų, kuri visą laiką sakė, žinai, dar pas mus yra 2 kategorijų darbuotojai ir mums reikia tik tai vienos. Sako, yra durniai ir protingi, tai mums reikia protingų. Tai reiškia, kad jiem visiškai būdavo vienodai, koks yra emocinis intelektas, kaip žmogus elgiasi, kokius elgesius demonstruoja. Jiem visiškai vienodai, koks yra vertybinė prasme, bet jeigu jis yra žiauriai geras advokatas, nors ir tvanas, kaip jisai ten elgesi. Tai reiškia, kai viską sutelkia į rezultatą, bet nebelieka jokio vertinimo ant tam tikro elgesio. O ta energija kūne irgi yra gynybiškumo simptomas. Tada, kai jūs su komandos nariais kalbat ir jaučia tą drebančią koją, muistimas į kėdėj, tai rodomas arba išmušimas raudonio ar ne, kortizolinės dėmės ant kaklo kur nors ar ne, kur tu jauti, kad žmogui yra labai didelė sukilusi energija kūne. Dar hiperbolizavimas yra labai dažna reakcija. Pavyzdžiui, pasakėte komandos nariui, parduotuvės darbuotojui kažkokią tai pastabą arba kažkokį komentarą. Išėjo jisai į koridorių ir savo kolegai, mane suvarė ten, nors jūs suprantat, kad jūs tik grįžtamą ryšį pasakėt žmogui, bet hiperbolizavimas tai yra tokia ultra stipri reakcija, ar ne, iš labai sustiprinant tai, kas iš tiesų buvo pasakyta. Noras paskutinio žodžio labai dažna reakcija yra, kai žmogus tikrai nori tą nukirsti ir paskutinį žodį tarti,
Įkyrios mintys jos dažnai eina greta su atsitraukimu į tylą, kai žmogus kontempliuoja scenarius, pavyzdžiui, gavo iš vadovo grįžtamąjį ryšį, nieko jam atgal nepasakė, įkrito į tylą, bet grįžta namo ir pradeda sukti, grįšiu į darbą, kaip pasakysiu aš jam ten, kaip padarysiu ir taip toliau. Vienas scenarius, bet grįžta į darbą ir vėl nieko nedaro. Tai va čia ir tie, kada suka tas įkyrias mintis ir niekaip sustoti negali. Tai tiem žmonėm, kadangi tai yra labai dažnas fenomenas šitas, labai rekomenduoju vieną paprastą dalyką, tai jeigu turite situacijas, kurios yra niekaip neužbaigtos jūsų galvoje, pirmas dalykas, ką padarykite, apsibrėžkite laiką, kiek jūs sau leidžiate tose mintise būti. Aš būna kartais savo pasimatau, kad jau užsikabinau už kažkokios situacijos ir nepaleidžiu, aš sau duodu deadline, tokį terminą, iki penktadienio aš apie tai galvoju, bet penktadienį turi gimti sprendimas. Tai va čia galima tai valdyti, kad tai netaptų tai, kas be galo išvaisto mūsų tą energiją. Tai, ir kaip minėjau, gausa informacijos įrodyti savo tiesą, tada, kada tikrai ten užversim vieną paprastą aspektėlį bandydami parodyti, užversim krūvą daugybę tos informacijos. Tai turėkit minti, kad jūs lygiai taip pat būdami vadovais, būdami darbuotojais, jūs irgi turite savo gynybinės reakcijas. Tai nėra tai, kad turi kiti žmonės, jūs irgi jos turit. Ir turite netgi kažkokias tai mėgstamiausias reakcijas, kurias tikėtina jau identifikavote iš mano pasisakymo. Tai ką daryti, kai jūs patys įkrentate į tą gynybiškumą, tai visų pirma pripažinkite, kad tai turit. Ir kad tai jumise gyvena. Ir tada, kai jau jaučiate, kad man jau kyla mano tas gynybiškumas, jau pradeda lysti mano tas simptomas, išmokit atsitraukti. Išmokit sulėtėti. Jie gali tas gynybiškumas kilti per pokalbį su darbuotoju. Kartais tai gali su komandos nariu, su kolega kilti tas, kai jauti, kad jau pareina man tas noras kažkoks. Tai sulėtėti tai reiškia kartais net fiziškai su kėde savęs atsitraukti iš pokalbio ir nepulti į kažkokį tai bandymą ar ne. Arba jeigu jums būdingas atsitraukimas į tylą, išmokite sugrįžti į tą pokalbį. Bet pagrindinis prieš sugrįžtant į tą pokalbį, pirmiausia, tas trečias žingsnelis, tai reiškia savęs paklausti, tai o kas konkrečiai mane čia taip stipriai erzina arba man taip stipriai nepatinka. Ir tada grįžti į pokalbį pasakant apie tai, kas man nepatinka. Galbūt jums nepatinka, kad vadovas ant jūsų kelia balsą. Jūs galite visą laiką grįžti ir pasakyti, žiūrėk, va šito pokalbio metu jaučiu, kad man tiesiog labai nepriimtina, kad yra keliamas balsas. Arba, žiūrėk, jaučiu, kad labai gynybiškai reaguoju, nes jūs keliate tikslus, sakote darbus, bet neduodate plano, kaip geriau tai padaryti. Jūs sako, darykit kažkaip, stenkitės daugiau, bet jūs neduodat jokio patarimo, kaip man daugiau tą padaryti, jeigu aš nebesugalvoju. Tai va čia yra tie momentai, kurios yra be galo svarbu ar negebėti nurimti, atsitraukti ir grįžus tada pasakyti apie tai, ko aš iš tiesų norėčiau, kas keistų mano tą matymą. Trečiasis poreikis yra proto poreikis, turėkit minty. Tai yra mūsų poreikis augti ir tobulėti. Kiekvienas žmogus mes jį turim, tik tai ne visi darbe tą taikom. Tikrai yra žmonės, kurie gyvena darbe labai tokį rutininį darbą, dirba daugybę metų per tą patį, bet savo proto poreikį jie labai stipriai ugdo po darbo. Skaito galbūt grožinę literatūrą, domisi sodininkystę, galbūt važinėja motociklais, domisi, nežinau, kokią nors ten biografijom kažkokiu tai žmonių. Proto poreikis tai yra žmonės ten, kurie auga ir tobulėja. Todėl čia dar vienas iš tų dalykų, kad ne visus poreikius mums darbe reikia patenkinti. Mes tuos tam tikrus savo poreikius puikiai galim patenkinti ir namuose. Darbovietė neturėtų būti vieta, kur visus poreikius gink Dieve turiu atliepti po žmonės. Kartais tiesiog mes patys turim jausti asmeninę atsakomybę. Jeigu mano proto poreikis šiek tiek merdi, dirbant, tai gal aš galiu kažką tai padaryti tokio, kur po darbo galėčiau kažką tai naujo išmokti, kažkokių naujų veiklų imtis, kuriuose jausmą turiu, kad patobulėčiau. Tai turėkit minty, siejant kalbant apie proto poreikį, kiekvienas iš jūsų, jūs turit kažkokią savo mąstyseną. Vieni turite augimo mąstyseną, kiti turite fiksuotą mąstyseną. Žmonės, kurie turi augimo mąstyseną, jie visada ieškos būdų tobulėti. Naujinti procesus, išbandyti naujus dalykus. Kritiką jie tikrai priims kaip naudingą informaciją. Jiems bus labai būdinga tokia didesnė ištvermė nesėkmingų akivaizdoj. Jie labai normaliai reaguos į klaidas, iš tų klaidų mokinsis, apie jas pagalvos, bet nepanirsi jas. Tuo tarpu žmonės, kurie turi fiksuotą mąstyseną, jie bus tie žmonės, kurie, tikrai bus save nurašę. Pavyzdžiui, čia ne mano metodai darbo, aš tikrai taip kitaip nedirbu, čia aš dirbu taip, kaip dirbu ir tikrai kitaip jau nedirbsiu. Nesu aš iš prigimties geras komunikatorius, tai jau tikrai aš čia šitoj vietoj nebūsiu tokiu. Kitaip tariant, kai jisai labai tiki tuo, kad arba aš jau gimiau kažkoks toks apdovanotas, arba ne. Tai klaidas traktuoja kaip didžiulę nesėkmę, o ne kaip mokymosi galimybę. Tokie žmonės labai dažnai vengia iššūkių, naujų dalykų, pabandymų.
turite ar neįsikėlę tam tikrus tikslus pagerinti klientų aptarnavimo kokybę, pasiimkit savo tą tam tikrą iššūkį padaryti. Ar netai vietoj net jeigu ir jausmo turit, kad ir netikiu ir ne iki galo žinau kaip, bet tai būna tas iššūkis. Kritika yra suvokiama kaip asmeninis puolimas labai dažnai pas tokius žmonės. Ir aišku, tikimybė yra tokiems žmonėms ženkliai didesnė pasiduoti, kai kažkokia nesėkmė įvyksta. Ir nedarysiu ir einu lauk aš iš šitos organizacijos, nes jums nepatinka, kaip aš dirbu. Tai va taip mąsto fiksuotų mąstysenų žmonės. Ką rodo dabar tendencija ir tyrimai? Tyrimai rodo apie tai, kad ateitis priklauso augimo mąstysenų žmonėms. Nes fiksuota mąstysena yra labai stipriai susiformavusi industriniam laikotarpį 17 amžiai, kada pradėjo labai stipriai steigtis gamyklos. Ir gamyklose reikėjo tokių robotukų, kurie tiesiog dirbtų prie staklių, nekeltų bangų ir dešimtmečiais dirbtų vieną ir tą patį darbą. Tuo tarpu augimo mąstysena tai yra žmonės, kurie tikrai bando įvairiausius metodus, plečia savo akiratį, plečia savo sąmoningumą. Todėl turėkit minty, kad labai stebėkit, kokias jūs nuostatas turite savyje, nes ir jūs turite nuostatas, ir jūsų darbuotojai turi tam tikras nuostatas, nes nuostatos tai yra tai, kas arba jums tą proto poreikį leis užauginti ir papildyti, arba jūs taip ir liksite sustingusiam taške ir visą laiką turėsite tokį pojūtį, kad velnias kažkoks jausmas yra, kai man būna klientai pasako, Gintarė, sako, aš turiu jausmą, kad aš užstrigau, sako. Šis yra ta vadinama autopiloto krizė, kai žmogus jaučiu, kad tas pats per tą patį, nieko naujo mano gyvenime nebevyksta. Ir čia yra, vadinasi, jis įstrigo kažkokioje savo nuostatoje, iš kurios jisai niekaip neišlipa. Tai nuostatos yra reiškinys, kurį būtina yra atpažinti tiek savy, tiek darbuotojose, nes vienos nuostatos yra labai labai auginančios mus, o kitos nuostatos labai ribojančios. Pavyzdžiui, nuostata, kad negalima važiuoti per raudoną šviesoforo signalą, tai yra, puikia nuostata, jinai suvaldo chaosą, bet, pavyzdžiui, nuostata, kad kokį čia paimkim pavyzdį iš jūsų, tarkim, kad slaptas klientas tai jau yra kažkoks tai kontrolės mechanizmas. Čia bus kontroliuoja. Tai yra nuostata, kuri neleidžia absoliučiai jums tobulėti ir augti. Tai turėkit minty, kad nuostata, kurios mus augina, leidžia bandyti, eksperimentuoti, tai tie dalykai leidžia mums kažkaip ir patobulėti dalykuose. Tai ką daryti tada, kada mes nuostatą tą atpažįstam? Jeigu aš atpažįstu, kažkaip tą slaptą klientą reaguoju kaip į kažkokią kontrolės priemonę. Čia yra ta nuostata, kad slaptas klientas tai yra lygų kontrolė. Pirmas dalykas, ką reikia daryti, ir jeigu savo darbuotojais atpažįstate taip, kad taip darbuotojai reaguoja, būtinai jų paklausti. Jokiu būdu nemoralizuokit, neaiškinkit, nebandykit atvesti į protą. Čia yra didžiausia klaida, ką daro vadovai, bandydami išpasakoti vietoj to, kad leisti pačiam žmogui, kad jam daeitų iki to. Tai aš paprastai tokiems žmonėms sakau ir klausiu, iš kur pas tave tokia nuostata susiformavo, kad čia yra kažkokia tai kontrolės mechanizmas. Ir žmonės dažniausiai pradeda labai dalinti savo baimėm kažkokiam. Tai čia buvo Jonas, kai jisai ten nepadarė gerai, buvo atleistas iš darbo ten tana. Ir tu matai, kad jisai turi kažkokių tai labai labai tokių kartais objektyvių, kartais labai išpūstų. Jeigu aš čia blogai kažką padarysiu, mane išmes lauk. Tada galima klausti, tai kiek čia tokių realių atvejų buvo, kur žmogų už netinkamą iš karto ėmė ir išmetė iš karto iš to darbo. Tai čia yra ta dalis, kur būtina klausti žmogaus, iš kur pas tave toks įsitikinimas atsirado, kad tu tokią nuostatą ją turi. Ką tada eiti į trečią žingsnį? O ką ši nuostata apskritai duoda? Iš tavęs atima. Galbūt atima tą augimo galimybę, bet jinai duoda kažkokį tai saugumą. Jeigu mes į nuostatą kažkokį įsikimbam, tai reiškia, kad jinai mums kažkokią naudą neša. Bet tada labai svarbu yra pasižiūrėti, o ką atima. Ir tada pasverti, ar ta nuostata man duoda daugiau, ar jinai atima iš manęs daugiau. Ir jeigu atima daugiau, tada tikrai yra prasminga klausti, ar tu nori pagaliau tą nuostatą kažkaip keisti. Ir tada klausti jo, kaip skambėtų nauja tavo ta nuostata, kad slaptas klientas nėra kontrolė, slaptas klientas yra mūsų tobulėjimo priemonė. Ir tokiu būdu įvyksta transformavimas senos nuostatos ir aišku paskutinis žingsnis. Tai ką mes darom, koks būtų tas pirmas žingsnis? Gyventi pagal tą naują nuostatą. Tai čia yra tie dalykai, kurios, būtent tas algoritmas tinka, bet kokio paėmiau slapto kliento kaip nuostata, vien tam, kad trupučiuką ar nesuvokti labiau prie jūsų, pritraukti prie jūsų realybės, bet turėkit minti, tai galioja visoms nuostatoms, apie kurias jūs žmonės identifikuojat. Būna kartais, kad nuostata, pavyzdžiui, apie kitą departamentą kokį nors, ta administracija pastoviai nesąmonių kažkokių prisigalvoja. Viskas, čia irgi yra nuostata. Iš karto klausti, žiūrėkit, iš kur pasiskyla mintis, kad administracija prisigalvoja tik tai nesąmonių. Ką tai duoda jums, ką atima tai iš mūsų? Tai čia yra dalykai, kur vadovų užduotis būtent yra identifikuoti, reaguoti ir pamatyti tas nuostatas. Tai čia yra apie protą.
Ir aišku, paskutinis poreikis, kurį labai norisi iškomunikuoti, tai yra bendrystės poreikis. Ir bendrystė tai yra tas etapas, kai mes, tikrai mums svarbu yra turėti tos normalius santykius su kolegom. Jokių būdų bendrystė nereiškia, nuoširdžiai pasakysiu, nereiškia nekonfliktuoti. Aš, tiesą sakant, pasakysiu, aš bijau komandų, kuriuose nekyla jokie konfliktai. Nes tai rodo, kad tai yra komanda, kuri yra absoliučiai retroflektavusi, toks yra terminas, susilaikiusi ir visiškai dalykuose nesidalina savo nuomonėm, savo kontra kažkokiais argumentais ir taip toliau. Svarbiausia vėlgi yra forma, kaip mes tą konfliktą inicijuojam, kaip mes diskutuojam tom jautriom temom, bet tikrai čia yra mitas, kur tikrai noriu sulaužyti, kad sveikos, tinkamos, normalios komandos, jos turi konfliktuoti, jos turi diskutuoti, nes tai yra būdas išsiplėsti akiratį tam tikrą, išsiplėsti arsenalą priemonių, kaip galime spręsti problemas ir kartu sutarti, kaip mes tą problemą išspręsim. Bet tam mums reikia mūsų visų galvų sudėti į krūvą, net jeigu yra ir nepopuliari nuomonė, nepatogi nuomonė. Normalus, stiprus vadovas, jis geba priimti tą kitonišką nuomonę, geba ją įsiklausyti ir atsižvelgdamas arba neatsižvelgdamas ją priimti sprendimus. Bet įsiklausyti tai yra tai, kas yra be galo svarbu. O bendrystė tai labai noriu jums dar taip pailiustruoti, gal tik tai trupučiuką grįžtų dar, kad pailiustruoti vienu labai tokiu pavyzdžiu video, nežinau ar garsas bus jums geras, bet čia yra svarbiausias yra vaizdas. Tai labai noriu parodyti taip tokį galbūt labiau tokį jau įkvepiantį vaizdelį, tai kasgi tai iš tiesų ta bendrystė yra. Tai keletą sekundžių. Tai sustabdau šitą vietą. Madoj dirbat, tai nežinau, ar škotiškų sijonų turit. Bet bendrystė taip, tai yra tada, kada mes visi kartu nusprendžiam. Jeigu mes visi kartu ar nesutariam kažkokius tikslus įgyvendinti, kažkokius tikslus pasiekti, po velnių, tai imkim ir darykim visi kartu tai. Jeigu mūsų tikslas yra pagerinti klientų aptarnavimo kokybę, jeigu mūsų tikslas yra sukurti fainą patirtį klientui, po velnių imam ir darom tai visi kartu, va taip kaip su tais sijonais. Gal kažkur kažkas tai nepavyks, gal kur kažkas tai nesigaus, bet čia yra ta bendrystės, tas jausmas, kur mes einam į tuos dalykus visi kartu ir darom tai, ką norim padaryti. Jeigu yra kažkokie poreikiai neatliepti, pabandom juos atliepti, iš to 5 tų poreikių gal yra kažkas, kas yra sugriuvę, tai atsistatom, bet ir toliau siekiam tų tikslų, kurių norim. Labai nemėgstu to žodžio, kai žmonės sako, aš noriu, kad jo akys degtų. Man labai nepatinka, kai vadovai sako apie savo komandos narius, nes aš visada jiems sakau, žinai, perdega tie, kurie dega. Todėl geriau yra tas momentas turbūt, kur geriau yra šviesti, o nedegti. Nes tai yra daug didesnis šansas išlaikyti tą pusiausvyrą, tą Seržo Gingerio pentagramą subalansuotą. Tai o degimas, degti ir degančios akys, tai bus susifokusavimas į vieną kažkurį tai poreikį, labai stipriai, ar į pinigus, ar į augimą. Ir va čia šitoje vietoje mes dažniausiai ir perdegam tada, kada labai stipriai susikoncentruojam į vieną kažkokį tai savo poreikį. Arba į labai emocijas, į pripažinimą, ne? Ne vien tik tai pripažinimas gyvenime yra ir bendrystės jausmas, ir augimo galimybės, ir vertybės yra. Tai yra daugybė kitų dalykų, ar ne, apie kuriuos mes galim šnekėtis. Tai labai skatinsiu jūs, kiekvieną iš jūsų tokie pamastyti, pagalvoti apie tai kas šiandienai pas jūs, kuris tas poreikis yra labiausiai verkiantis. Pasidarykite būtinai tą komandos, o komanda jūsų ką sako apie tai, netgi labai rekomenduoju, galite su komandos nariais pasitarti ir kartu galbūt peržiūrėti, kad ir šitą webinarą, šitą video ir turėti labai fainą diskusiją su komandos nariais prie kavos apie tai, kaip jie mato, kas jų poreikiai, kokie yra labiausiai sugriuvę, nugriuvę ir pabandyti pasidaryti netgi planą, o ką mes darom, kad mūsų komandos ta motyvacija atsistatytų. Ir kad mes labiau jaustumėmės ar nesusibalansavę šitoje vietoje. Galbūt mums reikia aiškesnio tikslo, galbūt mums reikia kažkokio pasibuvimo kartu, galbūt mes stokojam to grįžtamojo ryšio, o gal tikrai mes nebetobulėjam ir nebeaugam. Tai va čia yra dalykai, kur labai skatinu ypatingai vadovus inicijuoti pokalbį apie tai su komandos nariais ir apie tai pasikalbėti.
Aš, Gintarė, kai klausiau, ar ne, jūsų, palietėt labai daug, ar ne, įvairių tokių taškų. Ir grįžtamasis ryšys, ir toks, ar ne, mąstysena, ir vertybės, ir atrodo, ir ten kažką išgirsti, ir ten kažką išgirsti, kur jau tik norėtųsi sustoti. Tai bet visoj toj gausoje, ką patartumėt, ar ne, matyt, gal nuo ko pradėti, jeigu netgi matom, ar ne, pasižiūrime tą pentagramą ir matom, kad, nežinau, kiekvienoj pusėje yra, ne kur sustoti, ir ką pagalvoti, ir ką nuveikti. Tad ką patartumėt toj gausoje, ne, nuo ko pradėti? Tai vienareikšmiškai turbūt atsakymą visą laiką taip turėsiu, kad pirmiausia pradėkite nuo tų esminių kolonų, tai yra tos Aržo-Gingerio pentogramos apačios. Labai gerai įsivertinti savo gyvenimo būdą. Tai reiškia įsivertinti, o kaip aš apskritai fiziniam lygmenį gyvenu. Tai reiškia, kiek mano gyvenime yra to sporto, mitybos, judesio, kiek aš esu patenkintas ar ne tom darbo sąlygom, kuriuose aš darbuojuosi ir panašiai. Tai pradėkite nuo tų labai, tai kaip vienas mano bičiulis visą laiką sako, žinai, Gintarė, aš esu labai primityvus vyriškis, sako. Man yra labai svarbus ties fiziologiniai dalykai. Tai rodo apie tai, kad jis yra ypatingai atidus yra tai apatiniai kolonai, tai reiškia tai apatiniam spygliui, kitaip tariant. Tai pirmas ką labai sakysiu, pradėkit pirmiausia nuo to fizinio ligmens. Ir antras dalykas, ką labai rekomenduosiu, ar ne, pradėti nuo vertybinio ligmens. Kad labai aiškiai savo žinotumėte, kas jūs tokie esat, kad labai aiškiai suvoktumėt savo ribas ir niekada nebijoti tų savo ribų įvardinti vadovui galbūt. Jeigu tai yra dalykai, kurie jūs žaidžia, jums galbūt labai yra didelė vertybė yra sąžiningumas, tai nebijoti apie tai kalbėti, nebijoti ar ne tas situacijas iškelti, jeigu jūs jaučiat kažkur, kad tai yra elgiamas neskaidriai, nesąžiningai, ne pagal jūsų kažkokį tą matymą. Nebijoti to painicijuoti ir iškelti tos temos. Bet labai rekomenduoju, ir čia irgi vienas iš tų darbų, pasidaryti tą praktiką su tais 5 asmenybėm arba 5 personažais. Man nesvarbu, kas jie bus. Ar tai bus Grybauskaitė, ar tai bus iš Simpsonų Homeris, ar tai bus Ernelio Bajana iš animacinio filmuko. Čia jau jokio skirtumo turbūt šitoje vietoje nėra. Bet pirmas dalykas tau aiškiai pasisakyti apie tai, o kas vertybinė prasme aš esu. Jeigu aš turite, mano vertybės yra išmintis, drąsa ir tarnystė. 3 dalykai, pagal kuriuos aš labai stipriai matuojuosi savo gyvenimo tėkmę. Tai reiškia, kiekvieną kartą, kartais netgi labai paprastai važiuodama namo pagalvoju apie tai, šiandien dieną, kokia mano ta diena buvo. Ar ne joje buvo pakankamai tos išminties, drąsos ir tarnystės. Jeigu turi situacijas kažkokias su klientais ir galvoja, kažkokias sakyti ar nesakyti, kažkokią tai grįžtamą į ryšį, visada klausiu savęs, žiūrėk, pagal tavo vertybės, kas būtų iš tikrųjų ar ne teisingas sprendimas. Ir jeigu mano vertybė yra drąsa, tai ką aš darysiu? Vienareikšmiškai aš pasakysiu tai, ką aš galvoju, bet padarysiu tą išmintingai, vien dėl to, kad jiem klientas tas patobulėtų. Tai čia tai yra pagrindiniai dalykai, nuo ko pradėkit. Visą laiką nuo tų apatinių 2 spyglių. Tai reiškia nuo kūno poreikių ir nuo vertybinių poreikių. Nes jeigu jau šitie yra nestabilus ir jūs apie juos nežinote, tada yra be galo sudėtinga tuos likusius 3 susistruktūruoti, susivaldyti ir panašiai.